Na, tai kaip ten sako, jūsų norai, mano įsakymai? Davai, publika, kitas syk tai brangiai nekomentuojam. Šiandien žaisim su sėkmės 7 kaladė. Na tai galim išsipakot po biškį, išsidraskyti bilietus ir varysim trint. Tai aišku bus 2 video, nes vieno tokį ilgų jūs tikrai nežiūrėsit. Darysim per 2, kaip ir praeitus sykius, taip ir dabar po 25 bilietus ir bus labai smagu, gal net bus pelninga, pamatysim. Tai aš čia, kad jūsų laiko labai nesugaišint, prasuksiu šitą video, kad tiesiog greičiau įsidraskytume bilietus. Štai va, pirmas video, antras video. Tai šitą galim iš karto pasidėti iš šoną, šitą sulauksit už keleto dienų. Kanal nariai, aišku, galės žiūrėti viską iš karto, kai tik bus įkelta, o kiti piliečiai po 2-3 dienų. Gerai, galėsim pradėti šiandienos nuostabųjį sėkmės 7 bilietų kaladės video. Tik prieš tai porą dalykų, ką privalau jums pasakyti. Tai aš turiu Contribui paskyrą, kurioje bandau surinkti 500 pinigų. Sulig šią dieną, kai filmuoju šitą video, ten turiu surinkęs 55. Tai kai surinksim 500, pirksim bilietų kaladę. Bet tų brangiausių VIP klubas, kainuojančių po 20 eurų. Ir kaip visada noriu pasakyti, kad loterijose lošti neapsimoka, nerekomenduoju, dažniausiai bus pralošiami pinigai, kaip ir niekiek neabejoju, kad šiandieninio video metu irgi mes būsim prasilošėliai. Bet norėjot pamatyti, davai, dar vieną kaladę kanale. Galim įsitraukti savo super sėkmingą 1 lito pinigėlį ir važiuosim. Taip. Gal čia labai neerzins, gal patrauksiu, gal erzins. Gerai. Dar pabandom kamerą paleist žemiau. Bet jau man atrodo žemiau nebeeina. Jau žemiau neina. Turėsit iš tokio aukščio žiūrėti. Labai nepykit. Bet jeigu ant ekrano padarysit tai vat, žinokit, priartės. Gerai. Važiuojam. Pirmas bilietukas, aišku, skaičiukų turbūt nereikės sakyti, eilės tvarka viską matysit nuo 1 iki 25 šiandien. Sekančiam video nuo 26 iki 50. Bababam, važiuojam. Tai pirmas žaidimas. Monet, pala. Ko mes ieškom? Mes ieškom aukso simbolių arba pasagos simbolių. Tai pasaga čia, kur premija. Čia auksas, o čia 3 vienodų skaičių. Viskas aišku, važiuojame. Sidabras. Ne, čia kažkaip reikia geriau pasidėti. O gal šitaip netgi gausis. Gerai. Man aišku nelabai patogu, bet svarbu, kad jums ko geriau matytus. Žiedas, piniginė ir žvaigždė. Pirmam žaidime nieko nėra. Premijoje taip pat nieko neturim, einam į antrą žaidimą. 4, 40, 40, 4, 5 štukės ir 5 štukės. Pirmas bilietukas keliauja į šūdžių krūvos pradžią. Toliau važiuojame. Sidabras, apgaulingas toksai. Karūna. Žvaigždė, skrinė, seifas, žiūrim premiją, banknotai,
nieko. Antras žaidimas 5, 2, 40, 40, 5000, 5000. Beje, nors ir nereikėjo sakyti, bet tikrai patys susipratot pagal kiekį, šitą kalaidę kainavo man 50 eurų, nes 50 bilietų po 1 eurą. Pirmas žaidimas sekančio. Skrinė, žvaigždė, o auksas, kažką turim. Karūna, žiedas. Pažiūrim sekančius prieš nutrinant laimėtoją. Raktas premijoje, nieko neturim. Antras žaidimas 2, 20, 2, 5, 25. Nu, tik tais auksas, o čia gal bus 5 štukės. Ne, vargolis 1. Nieko tokio, vienas prie kito, kažkas gausis. Toliau, ketvirtas bilietukas, pirmas žaidimas, seifas, žvaigždė, skrinė, o laimėtojas vėl, smagu matyti, ir sidabras. Žiūrim premiją, kuri yra banknotas ir mums nieko neduoda. Einam prie antro žaidimo. Čia turim 10, 5, 2, 5, 10, 1. Tik tais auksas laimingas. Ir čia mes turim, 5. Puikiai pradžia, ketvirtas bilietas, jau 6 eurai pas mus, nuostabu. Gal netgi pliusinę kalaidę čia ištraukiam, kas čia žino, pažiūrim, kas toliau mūsų laukia. Deimantas, skrinė, seifas, sidabras ir piniginė. Pirmam žaidime nieko neturim, einam žiūrėti premiją, to pačiu irgi tuščia, tačiau antram žaidime tikrai rasim kažką. 20, 5, 10, 40, 5 štukės, 5 štukės. Nieko neturim, siunčiam bilietą į šūdžių krūvą ir važiuojame toliau. Gerai, šeštas bilietas, taurė. Seifas, piniginė, karūna, žiedas. Pirmam žaidime nieko, premijoje dobilas, irgi nieko. Einam į antrą žaidimą, 5000, tiesiog 5, 5000, nu gal čia tas bus. 4, 40, 40, ne 5000 ir ne 40. Bilietą siunčiam į šūdžių krūvą ir važiuojam toliau. Skrinė, piniginė, seifas, žvaigždė ir karūna. Nieko pirmam, tačiau gal premijoje bus. Premijoje raktas, nieko nebus. Antram žaidime mes matom 20, 4, 5, 1, 20 ir 5 štukės. Bilietas tuščias. Aštuntas biliečiukas, jeigu kartais nesekėt, kas vyksta, tai pirmas žaidimas. Žvaigždė, taurė, seifas, sidabras ir moneta. Nieko neturim, einam į premiją. Premijoje dobilas, dar pasitikslinsiu, pasaga, man atrodo, turi būti. Jo, pasaga. Einam į antrą žaidimą. Čia turim 5 štukės, 10, 2, 5 štukės. Nu, davai, dar syk. 10,
ir 2. Nieko. Vėl neturim nieko. Toliau žiūrim. 9 bilietukas, žaidimas 1, piniginė, moneta, seifas, karūna, žvaigždė. Pirmam žaidime vėl tuščia, einam prie premijos. Premijoje vėl raktas, nieko gero, žiūrim antrą žaidimą. Vėl turim 5000, 1, 5, 20, 2 ir 2. Nieko nelaimėjom. Labai gaila, pagyriau iš pradžių, bet žiūriu, kad pradeda nusivažiuoti. Gerai, gal dabar ant 10 biškį pasitaisys. Pažiūrim. Skrinė. Sidabras. Karūna. Seifas. Ir deimantas. Pirmam žaidime niekas čia nesitaiso. Einam į premiją. Premijai banknotai. Nieko neduoda. Einam į antrą žaidimą. 40. 5. 5000. Dar 5000. 40 ir 2. Nu, aš tikiuosi, kad vieną gražią dieną duos tas 5000. Ot fainai būtų, ne? Žiūrim 11, mano skaičiuką. Po to bus 13, irgi mano. Pirmas žaidimas. Deimantas. Žvaigždė. Sidabras. Žiedas. O, auksas. Kažką turim, labai gerai. Premijoje pas mus dobilas. Dėja nepadeda. Antram žaidimukė 5000. 40. 10. 40. 5000. Ir 10. Tai turim tik tais auksą. Ir prie jo mums rodo 1. Nu, nedaug, bet bent jau 1. Einame toliau. 12 bilietukas. Tai šitas turbūt bus nelaimingas, tačiau sekantis 13 vėl turės būti laimingas. Pažiūrim. Sidabras. Žiedas. Karūna. Žvaigždė. Ir taurė. Pirmam tuščia. Premijoje raktas. Irgi tuščia. Antram žaidime 1. 10. 10. Nu ir galėtų būti 10. 5. 5 štukės. 20. Labai gaila. Tačiau mes einam prie laimingo bilieto. Numeris 13. Pažiūrim iš karto premiją. Dobilas. Tuščia. Pirmas žaidimas. Taurė. Seifas. Moneta. Žvaigždė. Skrinė. Tuščiai kalba. Antram žaidime 5000. 10. 40. Dar sykį 40. 2. Nu, davai 40. Ne, 4. Mano skaičiukas 13. Nelaimingas. Toliau, 14 bilietas. Pirmas žaidimas. Sidabras. Pastoji mane apgauna su to sidabru. Deimantas. Žiedas. Žvaigždė. Ir piniginė. Einam prie premijos. Čia mes matom raktą. Nieko gero. Antras žaidimas. 20. 40. 1. 5. 40. 10. Tuščias. Šūdžius. Toliau. 15 bilietas. Nu davai, būk laimingas.
moneta. Apgaulingas sidabras. Žiedas. Žvaigždė. Piniginė. Tačiau premijoje turim tuščią dobilą. Ir antram žaidime mums kartosis 3 kartus suma, kuri yra ne čia. Nieko. 15 tuščias. Toliau. Sekantis bilietukas. Pagal eilę 16. Turim karūną. Deimantą. Monetą. Skrynę. Ir piniginę. Premijoje mes turim rakto simbolį. Deja, mums reikia pasagos. O antram žaidime 4, 5000, 10, vėl 5000. Nu davai, pasikartok dar trečią syk. 10 ir 40. Vis dar ne 5 štukės, vis dar nelaimingi. Taip, kol kas labai nedaug laimingų bilietų, jau krūvelė mažėja. Negerai. Nu, kas toliau, kas toliau. O, toliau iškart laimingas. Auksas. Apgaulingas sidabras. Karūna. Skrinė. Ir taurė. Nu, bent vienas laimėtojas yra. Žiūrim premiją. Ne, premijai tuščia. Antram žaidime mes turim 5000. Dar kart 5000. 40. Dar kart 40. 1 ir 2. Nu, kas pas mus slepiasi prie aukso simbolio? Ogi 1. Kaip nekeista. Gerai. Eina į krūvelę. 18 bilietas. Pradedam nuo premijos. Šitą premiją tuščia. Pirmas žaidimas. Deimantas. Apgaulingas sidabras. Žvaigždė. Nuostabusis auksas. Ir dar kartą auksas. Da galėtų būti po pitaką kokį. Ar kažkiek brangiau gali būti. Taip. 2 po 10 gali būti. Švis gerai bus. Pažiūrim antrą žaidimą, tada trinsim. 5000. 40. 5000. 10. 2. 20. Nu, turim tik tais kas čia. Tai pažiūrim. 2 eurai ir 2 eurai. 4 eurai laimėti. Nu, nedaug, bet bent jau laimėti. Ok, 19 bilietas. Tudum, pirmas žaidimas. Startuojam. Moneta. Žiedas. Žvaigždė. Taurė. Ir skrinė. Čia tuščia, bet dar nebaigta. Premija tuščia, bet dar nebaigta. 10. 10. 4. 1. 5. 40. Vat ir pilnai tuščia. Negražu, taip, negražu. Sekantis 20 bilietas, jau visai pabaigėja. Nesmagu, noris daugiau, bet ne. Daugiau bus ir kitam. Pažiūrim, ką šitam ištrauksim. Žvaigždė. Deimantas. Piniginė. Moneta. Ir karūna. Toliau, premijoje mes matom dobilo simbolį. O antram žaidime turim 20, 2, 10, 4, 20, 10. Dar vienas tuščias šūdžius. Negerai, negerai. Reikia daugiau laimėti. 2-1. Nu davai. 2-1. Blackjackas. Davai, pažiūrim. Premija mums duoda raktą, ko mums tikrai nereikia.
Pirmam žaidime turim monetą, seifą, skrynę, žiedą ir deimantą. Nu, visos viltis į antrą žaidimą. Pažiūrim. 10, 40, 20, 5000, 40, nu, galim tik 40 arba nieko. Nu, kodėl tas nieko buvo pasirinktas, pavyzdžiui, kodėl ne 40? Keliauk į šūdžių krūvą. Einam toliau. Taip, 3, 4, kiek čia bilietukų lygia. Pažiūrim, ką turim. Dar gal bus nors vienas. Karūna. Va, tas nors vienas. Žvaigždė. Deimantas. Ir seifas. Kas premijoj? Dobilas. Antram žaidime. 5. 5000. 4. 10. 2. 4. Tik tais auksas. Bet gal čia 5 štukės? Ne, tik tais vienas. Tik tais vienas. Tai paskutiniai 3 belečiukai. Tebūnė visi labai stipriai pilni. Pažiūrim. Taurė. Moneta. Seifas. Skrinė. Deimantas. Premijai slepiasi banknotai. Pastebėjot, ne viena premija nebuvo dar. Ne vienoj nebuvo nieko. Antram žaidime. 40. 5000. 4. 40. 4. 5000. Tuščia. Artėjom link pabaigos. Paskutiniai 2 bilietukai. Laikom kumščius, spaudžiam laikus, komentuojam ir kuo daugiau į kontribį įmetam. Pirmas žaidimas. Karūna. Seifas. Žiedas. Moneta. Ir taurė. Premijai slepiasi ne tas, kas reikia. Raktas. O antram žaidime turim 20, 5, 4, dar 4, vėl 5 ir 20. Visiškai ne tai, ko mums reikėjo. Ir paskutinis šitos dienos bilietukas, 25. Nesijaudinkit, iškart po šito filmavimo einu trint sekančius ir jūs greit pamatysit, kaip visa kaladė baigės. O dabar pasimėgaukim. Žvaigždė. O, nors paskutinį šio video dar davė laimėjimą. Smagu, smagu. Taurė. Deimantas. Ir žiedas. Vieną laimėjimą turim. Ar turėsim daugiau? Ne, premijos nė vienam nebuvo. Toliau, antram žaidime. 5000. 2. 4. 4. 5000. Ir 2. Tai tik vienas laimėjimas. Tai gal jis bus 5 štukės? 2. Nu, galiu pasakyti, kad 2 geriau negu 1 ir daug geriau negu nieko. Taip, galim atsiteisti tos savo laimėtojus. Va tokia va jų krūvelė, nėra daug, nėra mažai, bet šiaip labai mažai. Ir ką mes gavom? Dabar aš visą sumą sudėjinėsiu. Tai 1, 6, 7, 8, 12, 13, 15. Tai va, kol kas atgauta 15 pinigų ir dar turim likusią kaladę. Tai šitais pasigrožėkit.
ir laukit sekančio video. Nariai iš karto galės žiūrėti vieną paskui kitą, o kiti žmonės po 2 arba 3 dienų. Tai jeigu nesunku, palaikykit mane finansiškai Contribui paskyroje, bandom surinkti 500 pinigų ir nusipirkti VIP klubas bilietų kaladę, bet kol tokių pinigų nesurinkom, galim pasimėgauti bent jau 1 eurų bilietų kaladę. Tai ką, ačiū draugai, kad žiūrėt, jūs esat nuostabus, jau greitai susitiksim prie sekančio video, o aš iš karto puolu trinti šitos biliečiukus. Davai, iki.